vis, kas čia per nesąmonė, tas teiginys, kad laiko nėra. Kaip suprasti, laiko nėra. Kaip taip šis žmogus gali šitą teiginį leisti savo gyvenimą. Pilna laiko, ta prasme, iš tikrųjų, vienodai, 24 valandos. Laiko visą laiką yra tiek pat, atrodo. Taip, bet kad tas teiginys toks tapęs, kad jo nėra, ta prasme, kad lygtis žiauriai dar reikia užskubėti, dar truputėlį per lėtai, nes laiko nėra, užšakęs. Ir netgi, aš galvoju, tas požiūris į traukinį vėluojant, į lėktuvą, į keltą vėluojant, į autobusą vėluojant, ne? Tai netgi tas požiūris, tai laiko nėra, kada mes vėluojam, turim x valandą būti kažkur, tai gal palauk, stop, taigi bus kitas lėktuvas, nu, kitas keltas, kitas autobusas, kitas traukinys, palauk, tarsi, kodėl va taip užforsuota. Tai mes net nekalbam apie bilietą nupirktą. Čia mes kalbam apie tai, kad, nu ką, arbatos atsigeriam, laiko nėra, žinai.